Netikėtai ir nelauktai prasidėjusios vežimėlių lenktynės lygiai taip pat ir baigėsi. Šiandien keliaujame į paskutinį miestą – Šiaulius. Čia padėsime 2 Šiauliuose gyvenančioms mamytėms išsirinkti vežimėlius. Labai liūdna pranešti, kad paskutinį kartą šiuose vežimėlių lenktynėse mus lydės vežimėlių žinovas Julius. O dar liūdniau tai, kad paskutinį kartą girdėsime visų pamėgtą šmaikštųjį komentatorių. Na jau, nesigraudinkite. Tikiu, kad dar ne kartą pasimatysime. Juliau, eikš čia, nekantrauju susipažinti su mamytėmis. Sveiki, aš esu Julius vežimėlių ekspertas. Ojoj, koks prisistatymas. Gerai, netrukdau, tęsime. Malonu, esu mama Milda ir čia mūsų 4 mėnesių dukrelė Smiltė. Malonu. Sakykite, mamytė Milda, kuo mes drauge su Juliumi galim jums pasitarnauti? Na, mes turim tokį seną vežimą, bet mums tas senas nebepatinka, tai norėtume naują. Ką galėtume pasiūlyti? Pasitarę su Juliumi, siūlome jums ką tik Lietuvos rinkoje pasirodžiusį vežimėlį Mililiux. Į jo komplektaciją įeina sportinė dalis bei automobilinė kėdutė. Vežimėlio vidus medvilninis, visos medžiagos lengvai nusiema ir yra skalbiamos. Ir dar, reguliuojasi ne tik lopšio nugarėlė, bet ir ventiliacija. Na, o apie ratus, Juliau, tu tark žodį. Šis vežimėlis yra 4-ratis, galiniai yra ratai dideli pripučiami, priekiniai yra mažesni, kurie sukinėjasi 360 laipsnių kampu. Taip pat ratai yra guoliniai, apsaugoti nuo purvo patekimo į vidų. Oba, va čia tai ratai. Yra bendras kojinis stabdis bei reguliuojama amortizacija. Na kaip, tinka, netinka, patinka, nepatinka? Na, mes jau greitai sėdėsim ir mums lopšys nelabai jau reikalingas bus. Tai mes tuo jums uždėsime sportinę dalį, kuri be viso kito turi ir pilnai gulimą padėtį, o lopšiuką pasilikite ateičiai. Juk statistiškai po 2 vaikus Lietuvos šeimose auga, na, nebent Šiauliuose kitaip nei Lietuvoj. Juliau, dedame sportinę dalį, beje, galim uždėti į kurią norit pusę. Į šitą? Prašom. Taip, čia visai neblogai atrodo, jeigu į lauką išėjus, vėjas, lietus, yra koks nors užklotas. Yra. Ir užklotas ant kojų ir apsauga nuo lietaus. Ir visa kita apsauga nuo visokio bieso. Kaip sako anglai, don't worry, baby. Šitas vežimėlis visai neblogas. Tai sakiaugi, kad geras. Mums, manau, tiktų šitas vežimas. Valio! Labą dieną, su Inga, mano dukrytė Elija. O, sveikos merginos. Mes ieškome vežimuko. Juliau, čia jau tavo kompetencijoje. Prašom parinkti. Kaip mano senelis sako, papasakokit, kas čia per aparats? Tai yra Miliride sportinis vežimėlis, kuris turi pusiau gulimą padėtį, taip pat reguliuojama pakojį, užklotą ant kojų, apsaugą nuo lietaus, apsaugą, kad vaikas neišslystų iš vežimėlio, priekinį bamperį, taip pat manevringus priekinius ratukus. Vežimėlis turi kojinį stabdį, kuris yra sujungtas į vieną, bei susilankstos ketuko principu. Kas tas ketuko principas? Tai gal jį dar ir vietoj skėčio galima naudoti? Ją jau taip vadinat. Ai, tipo suskleidi kaip skėtį. Geras, faina. O dabar kuo šitas vežimėlis skiriasi nuo šito? Na tikrai, kuom jie skiriasi? Miliride nuo Miligau vežimėlio skiriasi truputėlį savo dydžiu. Miligau yra šiek tiek didesnis. Tai yra dizainas pačio vežimėlio, kvadratinis rėmas. Taip pat platesnė sėdima dalis. Ratukai, jeigu pažiūrėsite, yra šiek tiek didesni, o visos likusios funkcijos yra tokios pačios. Wow! Aš kadangi nepasieksiu, prašau mamytę Ingą pabandyti pakilnoti, ar lengvi, ar kaip skėti tik šast po pažastimi ir nešies. O jei vaikas pavargo, tik op ir išskleidė. Iš veido mimikos matau, kad viskas tinka mamytei. Ojei, dar pamiršome paklausti apie liftą. Ar telpa visi šiandien matyti vežimėlių variantai? Galit neatsakyti. Pakuojamės ir einame ieškoti lifto. Pakeliui apvažiuojame kliūtis, o taip. Smagu žiūrėt. Nei dirda, nei barška, nei gergžia. O, liftas, na, ne toks, kokio tikėjausi, bet važiuojam. Teks pasikliauti Juliaus garbės žodžiu, kad su vežimėliu dideliais ratais įvažiuosime į bet kurį liftą. Juliau, tu žiūrėk man, nes saulėns, primenu, nusipelnė Šiaulių veikėjas, nepatingės atvažiuoti į Vilnių. Mamytės, grįžkime į parduotuvę. Važiuosime prasieiti į žymiuoju Šiaulių bulvaru. Juliau, ką čia atneši? Nieko sau, dovanos. Dėkui, nesitikėjome. Na ką, važiuojam? Bulvaras, kai visuomet pilna žmonių. Įsimaišome į minią ir važiuojame visi patenkinti ir laimingi. Mamytė Inga pabando užeiti į parduotuvę.
Na žinot, jei nuspręstų taip moteriškai, ką nors gražaus savo nusipirkti. Šaunu, jokių problemų. Mama Milda išsirinko kur kas sudėtingesnę kliūtį. Be pagalbos čia neapsieisime. Juliau, bėgte marš! Oi, koks tu greitas ir stiprus. Su tokiu vyru pašonėje jokie laiptai jokiam vežimėliui nebaisus. Na, o sunkumų įvažiuoti į netokiais aukštais laiptais apsistačiusią parduotuvę regis mamai Mildai taip pat nėra. Viskas atrodo gerai, todėl ramia sąžinę galime palikti Šiaulių miestą. Mojame ranką ir sakome ate vežimėlių ekspertui Juliui. Taip pat iš visos širdies dėkojame vežimėlių komentatoriui, kuris išties buvo nepakartojamas, šmaikštus ir be galo žavus. Malonu ir man buvo stebėti šias vežimėlių lenktynes. Jei reikės patarimo, aš visada čia. Kartu su vežimėlių lenktynėmis baigėsi ir apklausa Padėkime augti internetinėje svetainėje. Tie tėveliai, kurie nenorėjo filmuotis, savo nuomonę galėjo išreikšti apklausoje, kurioje galėjo balsuoti už labiausiai patikusį vežimėlį, bei išreikšti savo nuomonę, kas svarbiausia renkant vežimėlį savo mažyliui. Taigi, dėmesio apklausos rezultatai. Susumavus visus rezultatus, vežimėlių lenktynių populiarumo rungtyje pirmą vietą be konkurencijos užėmė Miliway vežimėlis. Antroje vietoje liko BB Comfort Hi-Trek trio vežimėlis. Na, o labai mažų taškų skirtumų trečią vietą dalinasi vežimėliai Inglesina Vitorija ir IQ Peak. Apklausoje, kas svarbiausia renkantis vežimėlį, visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose dominavo vežimėlio pravažumas ir svoris. Vienas iš pagrindinių aspektų taip pat buvo kaina ir vežimėlio komplektacija. Tai yra 3 viename – lopšys, sportinė dalis bei automobilinė kėdutė. Na ir nemažiau svarbią vietą tėvelių reikalavimuose renkantis vežimėlį užėmė medžiagų kokybė, dizainas ir komfortas. Tikimės vežimėlių lenktynės ir apklausos rezultatai padės jums apsispręsti, jei šiuo metu renkatės vežimėlį. Jei ne, vilėmės, kad smagiai praleidote laiką anapus ekrano ir prireikus turėsite ką papasakoti ir patarti savo bičiuliams ar giminaičiams.